Labas draugai, pradedam naują video. Šiandien yra sekmadienis, sekmadienio popietę gal jau labiau. Susirašėm su Andriuku, sakom, gal reikia kokią ekspediciją pasidaryti lengvą. Pasiieškoti naujų vietų, gražesnių, dar kažko. Tai dabar mes bandom susirasti vietą. Andriukas laksto. Bandom susirasti naujų vietų ir žiūrėsim, gal pavyks kažką įdomesnio susirasti ir būtinai pafilmuosim. Aš šiandien esu dėja vienas, mano kompanionai negalėjo šiandien. Aš jau su savo džipu. Buvo praeito video klausimų, kur mano džipas, tai buvo tvarkomas. Dabar jau sutvarkytas, pasiruošęs kelionėm, žiūrėsim ar laikys. Tai dėl to šiandien tokį lengvesnį ir darom, kad toks išbandymas, ar visi remontai pasiteisina ir viskas veikia. Štai mūsų Justas pasiruošia važiuoti, išsirenka trajektoriją iš šitų trijų. Andriuko buvo šitokia, o šičia, o Justas pasirenka įdomesnę. Nu, gal tiesesnė, bet gal didesnis iššūkis. Žiūrim. Okay. Op. Labai ramiai neišėjo, bet va, gražiai užvažiavo. Kaip turistinė va visai ir smagu, tokių balų yra, vandens netrūksta, ramiai važiuoji, netaškydamas mašinas, aišku, jau truputį buvo vietų, kur apsitaškėm. Šita bala tokia visai gilesnė. Ir privalau paminėti, kad mes jokių naujų kelių nedarom ir negadinam, mes važiuojam, kaip matot, keliais, kurie jau yra. Naudojam tam specialias programas, kad tikrai žinotumėm, kad tikrai čia yra kelias ir nevažiuojam jokiamis pievomis ar dar kažkur, kur gadintumėm gamtą. Mes važiuojam ten, kur jau tikrai yra važiuojama. Gal senai yra važiuota, gal su lengvom nevažiuojama, bet kaip matot, čia yra miško kelias, kurio važiuoja miškovežiai. Šita bala tokia rimtai gilesnė, tokia atrodo jau. Plaukiam. Iš kito ekipažo mane filmuoja plaukiantį, aš filmuoju juos plaukiančius. Ir kažką po to sujungsim. Labai didelė bala mūsų laukia. Šiaip ne taip pravažiavom. Žiūrim, kas toliau mūsų laukia. Dar bala. Šiaip ne taip vėl prasiveržėm. Ir laukia galutinis iššūkis. Ilga bala. Andriukas pasiruošęs, locked in, neria. Oi, suklydau, laukia dar bala. Šitą dar ilgesnį. ir biški gilesnė.
Keturračiai pasistengė mums, kad biški pramalti įdomiau būtų. Ir čia galima sakyti jau gražu. Vairuojasi džipas. Maždaug tai. Mes tiesiai važiuojam, galima sakyti. Vienas kitas vingis, bet va, tiesas kelias tuo metu. O kelias. Po ieškojimo, keliukų įdomių, panašiai, turistiški pasivažinėjimų, mes tiesiog susiradom tiesų kelią, judam atgal, kur žinom kokią trasą ir žiūrėsim, ar tuose mūsų trasose vapšė bus kažkas įdomaus. Tai va, susitiksime tamsoje. Ką, pasivažinėjom, apžiūrėjom apylinkės, kažko įdomesnį neradom. Tai nusprendėm, kad vis tiek vyšnia ant torto turėtų būti kažkokia. Tai šiuo metu važiuojam į vieną žinomą kelią, kuris jau labai senai yra tikrai prastos būklės, kur tik su visureigiais galiu važiuoti. Tai sakom, reikia važiuoti pasižiūrėti, kaip tas kelias, senai buvom, reikia prasivažiuoti jo. Tai ką, pradedam tada tą žadėtą vyšnią ant torto. Mūsų žinoma seną kelią, kuris yra labai pavargęs. Bet, kaip sakant, nėra kelio, kurio mes nebandytumėm važiuoti. Ką, bandom tada? Tai kiek matau, jokių problemų neturi visiškai. Tai savo gražiai lipa. Nori vos. įsuka, vairuojasi. Nu tai tau irgi dabar panašiai su šitom. Panašiai, bet aukščio trūkumas, pasi aukštesnis. Jo. Ir ten, kur Andrius pravažiuoja, nebūtinai iš paskui galiu aš pravažiuoti. Gali būt man per gilios provaikas. Bet po kol kas čia viskas. Jo, bet kiek atsimenu, seniau nebuvo jis tokios būklės. O, Andrius bandė pasuk. Mes ar pasuksim taip pat. Trumpam O, gražiai, labai panašiai. Tai dabar man... Biškį pastryžinam. Grįžtam atgal į kelią.
čia biški rumkeliu. Kažkas kelią bandė rumkeliais tvarkyti. Važiavo tik išnėrė. Nežinau, ar plaukiančiais dalykais gali kelią sutvarkyti. Ir plūdurioje, bet atrodė tai gerai. Originali idėja, ką galime pasakyti daugiau apie tai? Opa, kai užmetė. Vos biški anksčiau. Vos kerso. Sustodės, jeigu sustosim, man atrodo, galime nepajudėti. Galim prilipti. Paimti autopilotą jums, pavardu vairuoti. O. Va čia. Tai dar sakyk, kad pas tave linijų asistencija kokia yra. O, mes biškai pastryžinom. Gali ir autopilotų važiuoti, va paleidimo yra. Kur ta mašina važiuoja? Gazą biškį turės. Duodė, atleidė ir va. Mama, žiūrėk, aš moku be rankų. Ir po to užmeta ir įveikti turėsi. Vis dar pats. Jeigu visi keliai tokie būtų, tai tiesiog parvežtų namo. Улица. Nu, ką, kaip ir antra dalis. Biški sausesnė. Bet va galima parodyti skėlusų, kaip apvažiuoti didesnės vėžės. Jeigu turi tam padangas. Gal ir dar ne ta vieta, bet čia... Va čia atsimu šitą sankryžą ir už jos ten toliau truputį. Dar grįšim taip čiūčiuką į offroadą. Galima pažiūrėti, kaip Padžero važiuoklė dirba. Ir prasideda. Praeitą kartą su kitu džipu esam klimpę. Vis gilesnės provėžos, kurių nelabai išeina išvengti. Tai aš tiesiai toliau. Opa. Ne, jau provėžose. Lipa. Opa, jes, išlipom. Jau galvojau, liksim. Jei, kam įdomu, kaip mes jaučiamės, tai kaip sasiskos puodė. Kai važiuoja tokiais keliais
ruoštų kažkiek džipų, kuris yra iškeltas, jis žymiai iškietėja, tai gaunasi viskas labai, nėra baisiai komfortiškas, bet mes nuo to kaifuojam, tai su tuo galima ir susitaikyti. O tuo metu keleiviai sako, ne bulves veži. Ką, ir turisitė vykta. Ir atvažiavam į šiandienos ekspedicijos paskutinį tašką, kur galimai gali tekti pasigervinti. Nes to nenorim, bet pasitaiko. Su džipais važiuojant į rimtus kelius tikrai būna, kad pasitaiko, tenka gervintis arba traukti vienas kitą. Tai tikimės, ko to nebus, bet gali šito atkarpoj tai įvykti šitam kely. Ir kad jei patiko jums šitas formatas šiandienos mūsų kelionės, mes jį dar biškį patobulintumėm tą visą maršrutą. Ir jeigu būtų norinčių prisijungti kartu su mumis tokių ekspedicijų pavažinėti, palikit komentarą ir manau tikrai tada kažką tokio suorganizuosim ir visi kartu pasivažinėsim. Parodysim gražius vaizdus, apylinkės, kaip sakant, duosim pasiganyti jūsų visų reikiam. Nu ir ką, prasideda linksmybės. Opa. Dabar jau tikrai purtysimės kaip reikalas. Mano ventiliatorius šneka. Aš šneka. Tęsiam kelionę. Oi, grevelis. Ir čia po visos dienos tokių tiesiog smagių pasivažinėjimų miškais, šiek tiek pasportuo tokios atgaivos, kaip sakant, kad nereiktų važiuoti bereikalingai plovyklą, kad būtų kas paveikia plovyklą, kol nusiplauksim savo džipus. Ir bandom važiuoti dabar. Kol kas neblogai einasi, dar nebuvo užklimpę. Gal nusišypsos sėkmė ir neužklimps. Operatorius žiūrim, kas laukia mūsų toliau. Gal nori įsibėgėti biškį labiau? Andrius praplaukė, žiūrėsim, ar mums pavyks, nes jau Andrius tiltu braukėsi, tai nežinau, kaip čia bus. Bandom. Sėdi. Pasikabinta. Viskas. Aš sunkiai važiavau. Mes jau užsėdam, va, viskas. Ant dugno. Na ką, ir susidūrėm su problemom. Nėra labai gili kažkokia bala.
Bet užklimpom ir pasirodo mano gervės tiesiog sugalvojo nustoti veikti. Visiškai. Nors ko niekada nėra buvę. Tai vat reikia pasitikrinti prieš išvažiuojant kažkas. Dabar sėdim baloj, ant dugno, virvių nepasėmė, nes gervės turim. Pas Andrių gervės virvė nutrūkus, pas mane tiesiog atsisakė veikti gervę. Ieškom priežasties. Nu ką, bandom lipti. Gal Andriuko išlaikys virvė? Susirišom dėl to, kad mano gervė tiesiog kažkodėl visiškai neveikia, turbūt rėlės neateina į elektrą. Tai Andrius mane bando ištraukti dabar. Eina pakoreguoti virvę greičiausiai, tam, kad netyčia nebūtų jinai pervažiuota. Tai greičiausiai ją atriš ar atkabins ir tada sutvarkysim, taip sakant. Va, atkabino. Andriukas. Stapala, blėt, perūšėt keli. Ai, tvarkoj. Sakai, išvažiuosi? Kažkiek liūdna, galim padaryti. Neilgai, Ką, tęsiam gervinimus. Nu va, išlipom. Puiku. Nenori veikti. Negerai. Oi, negerai. Negerai. Ne, viskas eina. Įsitempė. Galėtų savo lampas išsijungti. Gali išjungti lempas, Ai, gerai, gali Ai, lygiai. nors palipu. Nu ką, atsirišom virvę, judam toliau. Ir laukia toliau vieta, kurios neina visiškai apvažiuoti. Tai tikėkime pačią geriausią. Ir kaip Andrius sakė, o ten tai gazo. Tai biški, gal atstumą palaikyk. Nu jo, ir tik neįvažiuok. Bandau. Ochui. Bet žinai, bandyt, Nu, ne visą laiką gaunasi išlaikyti ten, kur tu nori, kai taip sliduva. Andrius neišsilaikė. Ir aš tikrai eisiu ten pat. dešiniau. Ne, nesuka. Ai, varom, tėvai, gazas dukas. Kaip mažytė važlyt, lip, mes turim tikim. Lip, nepaleisiu iki galo dugnas. Opa, eina. Ir, čia neužlipti.
išlipam iš tenais. Bet jau visą laiką dugnu šliaužiam. Visą laiką dugnu šliaužiam, bet prašliaužiam. Bet šitas akimirkos yra pačios smagiausios offroade, kai tu turi iššūkį ir neturi kur dėtis, tu jau turi važiuoti ir kelias tik į priekį. Bet tik bandau, jeigu jau Andrius įslysta, man jau viso. Nu, čia biškį kažkur pasimėti, bet kol kas viskas gerai. O galim atsidūst, nes ir pavyko išvairuoti ten, kur nenorėjau. Andrius, pavyzdžiui, slysta. Mes kažkaip išsilaikėm ant viršaus, vis dar ant viršaus laikomės. Palauk, biškį, palauk. Važiuoti, nes jisai labai... Paskutiniai trasos pasispardymai. Bandom pravažiuoti jau be knirpimų. Aišku, čia nelabai turi kur kelkraščių važiuoti šitam keli. Provėžos gan gilios, tai iš jų išsukti nėra šansų. Šiandienos ekspedicija su lengvu offroado prieskoniu kaip ir baigta. Mes atvažiavome į plovyklą, mum liko nusiplaut ir šiandien diena bus baigta. Tai kaip ir minėjau, pasikartosiu, jei kam patiko tokia ekspedicija, kokią mes šiandien darėm, galit palikti komentarą ir būtinai tada suorganizuosim, kad galėtumėm kartu visi likti tokią ekspediciją ir pasivažinėti didesnė komandai. Ką, tai nepamirštam paspausti laiko, pasidalinti su draugais, užmest subscribe ir susitinkam sekančiam mūsų video. Iki draugai. Ir nepamirštam dar vieną svarbų dalyką, kiekvienas po offroado įsiplovę džipą išsiplaunam į plovyklą, tam, kad kitam žmogui atvažiavus nereiktų po mūsų bazus braidyti.